Rokiškio rajone, Salų miestelyje. Toks unikalus miestukas yra tarp ežero saloj įsikūręs, parduodamas, net nežinau, nesiverčia liežuvis sakyti, kad sodyba, bet galima sakyti ir sodyba, gyvenamasis namas. Jis pilnai įrengtas ir pilnai jame galima gyventi, o teritorija yra didelė, čia iki kelio, kito elektros stulpo. Sutvarkyta visiškai, žmonės labai tvarkingai, labai prižiūri, nors dabar čia ir nebegyvenu, bet vis atvažiuoja nušienauti ir yra šiltnamukai, ūkinis pastatas didelis, darželis, čia dar vienas ir ten va visa teritorija, kuri matosi pakliūna, šitas beržynėlis irgi patenka, tai va tokia visiškai gamta. Šiaip antrą kartą atvažiuoju, antrą kartą lietus lyja. Čia gal kažkoks ženklas. Nors va, dangus giedras, kaip ir vaivorykštė bus. Nu va, čia tokia vietinė virtuvėlė. Matomai kažkada gyvuliams gal maistą gamindavo tokia kaimiška virtuvė. Čia jau pats gyvenamasis namas. Čia virtuvė ir valgomasis.